Taip, sveiki visi. Šiandieną susijungia Angelo mama su nuostabia kūrėja Ieva Sinkevičiūtė. Kodėl mes čia, apie ką mes čia ir kaip šiame pokalbėje ir papasakosime. Tai pirmiausia, noriu pasidalinti, kad gimė Angelo mamoj naujas produktas, vizualas, kažkas naujo. Labai sunku įdėti į žodžius, nes mes čia irgi ieškojom, kaip įžodinti šitą naujovę. Ir radom žodį vizualas, todėl kad su Vidmante kalbėdamos pajutom, gal Vidmantė labiau praplės, kad būtų labai nuostabu, kad turėtume kažkokį dar naują įrankį būtent Angelo mamos bendruomeniai, toms mamoms, šeimoms, kurios keliauja kelionę netektyje, vaiko, kūdikio netektyje. Tai tas įrankis gali būti pagalba pereiti tą kelionę iki sveikos mamos, sveikos šeimos, kuomet neturim to svorio iš anksčiau, iš istorijos, ar ne, kada viskas virsta dovana arba tiesiog paprastumu, kad aš toliau esu mama, toliau gyvenu gyvenimą su visa istorija, pačia sunkiausia istorija, kokią galim mes turėti. Tai apie tą vizualą aš dar pataupysiu laiko ir neatskleisiu, kaip viską atrodo, bet noriu pakviesti Vidmantę papasakoti, kodėl pas mus yra Ieva ir pristatyti būtent Ievą. Ačiū, Vika, sveiki ir sveikos visos žiūrinčios ir žiūrėsintys mūsų video. Taip, tai su mumis šiandieną yra Ieva Sinkevičiūtė, kūrėja, menininkė, lietuvė, gyvenanti šiltame krašte, Ispanijoje. Ir ši nuostabi moteris susitiko mūsų keliai asmeniškai su Ieva ir po kiek tai laiko atėjo vizualas, apie kurį mes šiandien kalbėsime. Tai mieloji Ieva, buvo pasveikinta mūsų Angelos mamos bendruomenėje kaip svetės ir gal trumpai galėtum pasakyti, kaip tu pati jauti, kas tave sieja su Angelo mama ir papasakoti apie tai, kaip atėjo tas vizualas. Ačiū labai. Sveiki visi, sveikos visos. Angelo mama pas mane atėjo turbūt pačiu geriausiu laiku ir iš karto pajutau bendrumą, bet man tai jau anksčiau pažinojau ir žinojau, kad jeigu jau kažką tai įdomaus į kokį projektą mane pakvietė, tai jau kvepia kažkuo tai, kažkuo, kas bus daugiau ir žinau, kad man tai rezonuos. Tai va, aš su Angelo mama, galima sakyti, bendrumą jaučiu tą, kad man visą laiką buvo labai svarbios temos to moteriškumo, cikliškumo, savęs priėmimo ir manau, kad Angelo mamoje yra labai ta dalis, kad tu turi priimti tą procesą, kuriame esi ir priimti save tokią, kokia tu dabar esi. Mano pačios kaip kūrėjos, galima sakyti, šūkis, ne tai kad šūkis, bet ir pavadinimas mano prekės ženklas, sakykime, mano brendo, tai yra Easy Colores. Kadangi gyvenu Ispanijoje, tai Easy Colores atsirado dėl to, kad man labai yra, colores reiškia spalvos, man yra labai artimos spalvos, šiaip kaip asmenybei, kaip kūrėjai ir kalbant ir apie, tarkim, energetinę prasme, ar ne spalvos, viso gyvenimo spalvos, ne? O Easy yra todėl, kad iššifravus, ką reiškia Easy, tai reiškia išlik sau ištikimas. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausia, bent man, bet ir daugeliu žmonių, tai yra šiais laikais ir visais laikais išlikti sau ištikimam, savo vertybėm ir prisiminti visą laiką, kas tave veda gyvenime.
Na, taip pat įsikolorės reiškia ir Ieva Sinkevičiūtė. Taip jau sutapo, kad atėjo šitos raidės. Ir mano kūryboje labai didelę vietą užima būtent jausmai, emocijos, ryšys su savimi ir moteriškumo tema. Nes teko gyvenime irgi susidėliojo taip, kad teko labai žengti giliau į ryšį su gimda, būtent su moteriškumu, ir atsirado ir literatūra, ir knygos, ir kursai. Gyvendama Ispanijoje, gyvenau jau 13 metų, tai dar anksčiau negu gal kaip Lietuvoje atsirado visokie moterų ratai, savęs pažinimo kursai ir labai pradėjau gilintis. Tai atsirado tam tikras projektas, kuriame aš dirbau ir jame turėjau nupiešti moterų archetipus ir taip pat gimdą, kas iš pradžių buvo labai sunku ir buvo iššūkis, bet tai gimė į kažką daugiau, tai gimė įsikolorės. Ir dėka iš tikrųjų ir pandemijos metai, kuris atiko, turėjau laiko savo ir taip ir gimė ta gimda, kurioje yra ir Lietuvos, galima sakyti, ar būtent baltų kultūros atspindys, nes va ta Eglė Žalčių karalienė, kuri yra gimdoje, tas žalčiukas irgi, kuris simbolizuoja taip pat ir kundalinė energija, nes man artimas taip pat ir jogos praktikos, ir gamta, ir šitam gal būtent gimtos paveiksle gal nelabai matosi, bet kitose mano kūriniuose labai atsiskleidžia ir ryšys su etnika ir etninės kultūros elementai. Ir įdomu tai, kad būdama kuo toliau nuo Lietuvos, man labiau ta lietuviška tematika darosi kuo primtimesnė, ne tik primtimesnė, bet norisi ją giliau eiti. Ir teko daug literatūros skaityti ir domėtis apie skirtingų šalių ir Afrikos ir Azijos kultūras. Ir paskui matai, kad tose ženkluose atsispindi daugybė ir baltų ženklų. Ir tada pradėjau eiti į Lietuvą labiau. Atsirado kiti projektai susiję su Lietuva ir va čia su Malagos lietuvių bendruomenė. Ir dėl to labai apsidžiaugiau, kad atsirado toks projektas, kuris yra Lietuvoje, bet ne tik Lietuvoje, ir manau, kad tai yra tas projektas, kuris skleidžiasi ir visam pasaulyje ir jungia moteris, šeimas. Ir labai džiaugiuosi šito kvietimu, nes tai yra susiję su mano vertybėmis, su tai, ką aš noriu duoti žmonėm, nes mano kūryba yra labai svarbu nešti tą žinutę, kad mano kūriniai teiktų žmogui, aišku, ne tik tą grožį, bet ir vidinę ramybę, taiką ir padarytų jų pasaulį kažkiek šviesesnį ir gal duotų peno truputėlį pamastymui ir sugrįžimui į save. Tai va, o angelo mama, tai tas ir yra truputėlis, tai kad truputėlis irgi atsispindi gamta, cikliškumas, nes pasikalbėjus su angelo mamos įkūrėjom iš karto atėjo mintis, kokia turėtų būti iliustracija, kiek turėtų būti vizualas, kokios turėtų būti spalvos. Labai gera girdėti, Ieva, aš jau girdžiu, kad tu pradedi kalbėti apie tą vizualą, kuris jau yra tikrai apčiuopiamas ir matomas. Tai aš dar tik tai truputėlį atliepiant į tai, ką tu pasidalinai ir kalbėjai, tai tikrai tiesa. Mūsų angelo mama bendruomenė, idėja, projektas yra pasaulinis, globalus ir ką mes sakome, netgi praktiškai matome, kad aš pati asmeniškai gyvenu ir reziduoju Norvegijoje, ar ne? Ir iš tikrųjų ir tas pasakymas, ką tu paminėjai, jog išvykus iš Lietuvos į Lietuvą ir iš savo šaknis dar labiau norisi grįžti arba jas pažinti. Ir taip pat tas moteriškumas ir susijungimas. Tai tiek, kaip net ir trumpam išvykus iš Lietuvos, ką Vika taip pat buvo padarius, ar ne, kelias kitas šalis,
įgrįžus vėl į savo namus, pamatome save galbūt naujai ir savo situaciją. Ir netgi o kitas atvejis galbūt, kai reziduojama, gyvename didžiąją dalį savo laiko kitoje šalyje, tai vis dėlto prisiminimas, kas esame, iš kur, labai padeda ir apjungia. Tai šitas mūsų projektas, tiesiog noriu priminti, kad tai yra moteriam lietuviam pirmiausiai dabar pradžiai, o iš tikrųjų kalbam tema apie netektį ir kūdikio ar nėštumo, tai pasauliniu mastu, ar ne? Tai ačiū tau už tą tokį įžvalgą, įvedimą, kas tu ir tavo sąsajas su priminimas apie, kaip sakyti, priminimas arba atsiliepimas į save, pažiūrėjimas į save, tiek į fizinį kūną ir į tą gilesnį savo vidų, į savo, kaip sakoma, širdį pamatymą. Tai širdis ir gamta vizuale, kuriame tu perteikiai angelo mamą. O kodėl angelo mama, kaip sakyti, o kodėl atėjo angelo mamai laikas būti perteiktai, tai kilo toksai, mum bebendraujant, kad, o tai kaipgi atrodo ta moteris, kaip turėtų galbūt atrodyti ta moteris, kuri yra patyrusi kūdikio, nėštumo ar vaisiaus netektį, kaip ją galėtume matyti. Nes fiziškai mes esame kiekviena Vika, aš ir kitos mūsų bendruomenės moteris, mamos moteris aplinkui, matom, kad kiekviena mes turim kažkokias skirtingas detalės, bet kažkas mus vienyje ir sujungia. Tai labai dabar smalsu, su nekantrumu išgirsti, ką tu jautėjai, kurdama, kaip per tave ėjo šitą kūrybą, ką tu stengiasi įdėti, arba kaip tu manai, kas pavaizduota, ir spalvos, raštai, tiesiog apie tai, nes tai yra, manyčiau, toks žodis, sakyčiau, užkoduota arba perduota žinutė. Ne? Aš gal irgi pridėsiu prieš Ievai dalinantis ir jums visiems, visoms atskleidžiant tą angelo mamos vizualą, kad mūsų ir noras ir buvo kam tai ir nesukurti, kad tai palengvintų kelionę, istorijos dalį mūsų, kad galėtume atpažinti ir priimti tą mūsų dalį, ne? Ir tie visi kodai, kuriuos mes ir dabar pasidalinsim, kodėl būtent tokia gimė angelo mama, kaip jinai atrodo ir ką mes joje matome, tai nėra galutinis dalykas, kad taip ir yra. Tai yra tiesiog, kaip aš sakau, mes keliaujam šitą kelionę ir aš bent jau asmeniškai juntu, kad jinai nėra man tik tai vienai skirta. Ir dėl to iš vis yra angelo mama, kad pasidalinti savo žiniomis, įžvalgomis, kurios įšaknina ir leidžia grįžti į savo natūralumą. Nes jeigu mes atplėšiam save ir savo istoriją, mes sakom, kad galbūt čia man nenutiko, aš negaliu atpažinti savęs joje, nes tas skausmas, kurį jaučiu, praradimo skausmas, ir ypatingai kalbame apie vaiko praradimo skausmą, tai tikrai dauguma gali patvirtinti, kad tai yra vienas sunkiausių gyvenime išgyvenamų skausmų. Tai jis būna kartais tokio dydžio, kad mes disocijuojamės nuo jo. Ir nes negalim tą akimirką viso jo aprėpti, pajausti, priimti, ne? Ir ta disociacija mūsų skaido. Ir tas vizualas yra tam, kad mes vėl suliptume, grįžtume atgal į vientisumą. Kad aš galėčiau priimti, išgyventi savo eiga, savo tempu, savo būdu, tai, kas man nutiko, nepaneigiant, bet ir nesureikšminant. Tai nereiškia, kad dabar man reikia visą laiką kalbėti apie tai ir būti toje temoje, bet tai turėtų būti sveikume. Ir prieš mums susijungiant su Vidmante klausėm savęs, ką reiškia tas sveikumas, ką reiškia priimti save kaip angelo mamą. Nes vizualas ir gimė tam, kad
būtų kaip apčiuopiama forma palengvinanti priimti man save kaip angelo mamą. Ne? Tai ką reiškia tas priėmimas? Tai, aišku, to atsakymo vieno nėra, bet išėjom prie išvados tos, kad tai reiškia, kad mano istorija neapriboja ir nesuvaržo mano tolimesnių veiksmų. Kaip pavyzdys, ar ne, jeigu aš esu angelo mama, turiu didelę netektį, skausmą tame, tai kol gijimo procesas vyksta, tai viskas yra normalu, kad gali būti sunku ir sudėtingų situacijų, bet praėjus tam tikram sveikam laikui, metams ar keliems, ar ne, man neturi būti apribota galimybė bendrauti su kitom mamom, kurios ką tik susilaukė vaiko, ar tai bus artimasis, ar tai bus kaimynas, ar ne. Jeigu aš jaučiu, kad tai mane stabdo nueiti, aplankyti, pasidžiaugti, vadinasi, viduje pas mane dar yra kažkas susiskaldę, ne? Ką aš paneigiau, ką aš galbūt atstūmiau nuo savęs ir negaliu priimti, negaliu būti su tuo. Ir tai kelia man dabar, šioje akimirkoje, šiame etape tokį diskomfortą, susivaržymą, užsidarymą. Ne? Kažkas tarsi taip ne iki galo gerai. Aš jaučiu tą skausmą, aš jaučiu skausmą, kad aš negaliu būti susieta pilnai su aplinka, kurioje esu. Ne? Tai tas vizualas ir yra įrankis pamatyti save ir įsigalinti, keliauti ir eiti į tas pačias skausmingiausias akimirkas, kurios galbūt jau praėjo, galbūt dar tik tai dabar vykstančios, ir išpildyti, susirinkti jose save, įsigalinti, išgyventi ir žinoti, kad ta kelionė, jinai praeinama. Jinai praeinama ir jinai turi savo grožį netgi, ir turi savo netgi dovanas. Tai tas vizualas kiekvienai bus apie save, bet mums jame pasirodė tam tikros apimtys kaip dovanos irgi. Tai daugiau netempsiu ir atskleisiu, parodysiu jums jį čia ir tada kviečiu Ievą tave dalintis, kaip ta angelo mama gimė tau, kaip jinai piešėsi ir kodėl būtent tokia. Tai tikiuosi matote, nes jei ne, tai montuosiu video ir kažkaip įdėsiu. Matosi, iš tikrųjų matosi labai gražiai. Puikiai matosi. Tai va, palikau kelias sekundės, kad kiekvienas pamatytų ir turėtų erdvės ir laiko priimti tą angelo mamą, kol aš pradėjau kalbėti. Nes svarbiau iš tikrųjų pajusti, ką tu matai ir kokias emocijas suteikia jinai, ta angelo mama. Angelo mama gimė, galim sakyti, turbūt gal per pirmą jau susitikimą su Vidmante ir Vika, nes jom bekalbant, man jau kūrėsi vaizdai ir ėjo žinutės, kaip aš pati tikiu, kad iš visatos, nes pas mane taip ir būna, kad kūriniai ateina arba sapnų pavidalu, arba tik ryte pabudus, bet jie patys ateina, man nereikia kažkur galvoti ir mąstyti, kaip ten kas bus. Iš karto su žodžiais, su pasidalinimais, išgyvenimais iš karto ateina. Ir man pirmiausia atėjo, kad ta angelo mama, jinai turi, aišku, spinduliuoti ramybę, tą vidinį susitaikymą, išmintį, gijimą ir taip pat ir gydymą, nes ta mama jinai ir patyrė, ir yra vis dar gijimo procese, ir jinai jau gali jau tai duoti, ką jinai patyrė kitom mamom, tą savo išmintį ir patyrimą ir atjautą ir padrąsinimą, ten sakyt taip. O
kad už angelo mamos stovi medis. Mano kūryba tai buvo medis, nežinau, ką jūs matot, nes skirtingi žmonės mato kitą, kas man simbolizavo tą stiprybę viduje ir susijungimą su protėviais, su šaknimis. Nes labai labai svarbu būtent moterų linijoje yra ta istorija tavo mamos, tavo senelės, tavo prosenelės, nes visos mes nešam tą istoriją, tą skausmą ir stiprybę. Ir kuo tu daugiau susijungi su šaknim, tuo gal išmintingiau žiūri į procesus ir jauti tą užnugarį, ne, tų praeities kartų, galim sakyti, tų visų moterų istoriją. Tai va. O taip pat tą medį galėtų matyti ir kaip aurą švytinčią tos mamos, kaip kai kas irgi matė. Ir spalvas irgi rinkausi tokias, kurios būtų gamtoje, kuri atspindi jau ir rudenį, tai ką patyrei, tą išmintį, skausmą, kurį reikia išgyventi, reikia priimti, bet reikia ir mokėti paleisti, kaip ir medis palieka savo lapus. Tai va tas auksas, tie auksiniai lapai. Ir man buvo būtent tas simbolis, kuris atėjo minti, kad jis turėtų ateiti kaip stiprybė, kaip švitėjimas ir kartu kaip ir tas gebėjimas paleisti. Tai va. O paskui širdis, tai angelo mama tiesiog nebūtinai, galim sakyti, kad vien tik angelo mama, bet ir mes kiekvienas savyje, kuo mes labiau praplečiam tą širdį ir kuo mes ją atveriam, tuo būna gyvenime visi keliai atviresni, visi procesai lengviau praeina ir mes kiekvienas galim gydyti save. Pirmiausia, reikia prisiminti, tai ta širdis ir simbolizuoja tą gijimą, išmintį ir vidinę stiprybę. O paskui, ką matom jau angelo mamos ant jos rūbo, ant suknelės, o jeigu pasižiūrėte pačioje, tai yra jau ta moteris, kuri išgyveno, kur priejo etapus sunkius iki šiol yra, jinai sugeba tą skausmą, sunkumą ir visą istoriją, ką jinai priejo, tą išmintį, ją perkurti į kažką naują, į gražaus, kas gali prašviesinti kitiem gyvenimą, kas gali suteikti viltį ir bekurdama, bekuriant ateina ta tvirtybė, prasmė, pasitikėjimas, kitos spalvos tavo gyvenime. Tai vat, tai ir norėjau gal šiais simboliais ir šitą žinutę perduoti, kad yra labai svarbu priimti tą procesą, priimti save ir viską, ką tu patiri, perkurti, kad tai taptų kūryba. Nes tas žmogus, kuris kuria, aš tikiu, tas ir gyvena. Tai va. Ačiū labai, Tokia būtų Ieva, istorija. nuostabu. Dar Ačiū. pabrėšiu, kad tie lapukai mes kalbėjom ir man bent jau asmeniškai irgi užsiminiai, kad svarbu visos giminės tas medis, ta istorija, ar ne? Tai irgi gali būti simbolika, nebūtinai, bet kam atliepia, kad aš turiu angelo vaikus ar ne angeliukus, bet ne tik aš. Mano giminės sistemoje jų yra labai daug, gali būti labai daug nepamatytų, neįvardintų. Tai aš pati, būdama savo toj jėgos stiprybei, galiu priimti, pamatyti, įvardinti visos giminės vaikus. Net tuos, kurių galbūt mes net nežinom, nes būna tie labai labai ankstyvi persileidimai, kur iš tikrųjų jie yra net nefiksuojami
nes per mūsų menstruacinį ciklą pasišalina vaikiukai. Tai vat ir tie neužfiksuoti, nežinomi, irgi jie gali atsispindėti mūsų šitam vizualę ir įeiti į mūsų širdį, įeiti į tą visumą, ką minėjau prieš tai. Ir dar viena mintis grįžo, kurios mes dar neištransliavom, kad vis tik kūrėm angelo mamą kaip moterį mamą, ar ne? Nors šitoj temai yra labai aktualu kalbėti apie angeliukus, apie vaikus. Bet man asmeniškai, mūsų bendruomeniai yra svarbu kalbėti apie save. Kai mes nukreipiam dėmesį kažkur kitur, mes prarandam galę kažką pakeisti ir kažką tai, galima sakyti, sutvarkyti, jeigu kažkas ne taip, ar ne? Jeigu aš atsigręžiu į save, tada aš turiu visas galimybes. Dėl to tai yra angelo mama, tai esu aš. Ir priimti, įžodinti aplinką yra nuostabu, bet viskas yra manyje. Tai gal man norėjusi dar ištransliuoti, kodėl nekalbam tiek galbūt daug apie angeliukus, nes tai nieko nepakeis. Ne? Mes tiesiog juos priemam, pripažįstam, įvardinam, bet visas pokytis vyksta manyje kaip moteryje, kaip mamoje, kaip esatyje, kaip visame kame. Tai dar norėjau to pasakyti. Ačiū. Ir aš dar tiesiog gal papildysiu, kad kai aš keičiuosi, tai ir mano aplinka keičiasi. Tai bet kokiu atveju, kas vyktų, kas gyvenime manyje, pas mane, pas tave, pas jūs vyksta, ar ne? Ir tas galbūt dažnas dalykas, kad noriu, kad kažkas kitas keistusi, bet tas grįžimas į save, net žodis pasakymas grįžimas į save gal labai jau toks, tiesiog paprastai pasakant, aš pati pajėgiu ir galiu keistis. Ir galbūt tą mes ir sakome. Ir netgi šitas vizualas, šita moteris išpiešta, ar ne, Ieva tavo, kad jinai kaip švyturys, kaip toksai pateikimas, sakyčiau, kurs liudijimas materiniai formai, kad tu gali keistis. Tu gali keistis. Aš galiu keistis ir kiekvienas iš mūsų mes galime keistis ir turime valios jėgų tai padaryti. Tiesiog ryžto galbūt ar kartais reikia, ar ne? Ir aš dar man, Ieva, labai, ką tu paminėjai, ar ne, visas detalės iš tikrųjų ir moteris spalviškai artima gamtoj, spalviškai žalia suknelė, jos širdis atvira, jos plaukai atspindi jos tą moteriškumą, ar ne, perduoda, tai galbūt ir kaip sakyt, ar tai giminės medis, ar tai aura, kaip kas kiekviena moteris supras iš savo suvokimo ir patirties. Nes kiekvieną mes priimsime ir kiekvienas mes priimsime visą tai savaip ir viskas yra normalu, kad mes galim kitaip matyti. Aš galvoju, man taip ateina tokia įžvalga ir dar man labai patiko ir iš tikrųjų tavo pasakymas, kad priimti ir pakeisti, perkurti, ar ne? Priimti ir perkurti, ką va tos gėlės, kaip tas rezultatas to perkūrimo. Ar galėtum tu labai trumpai pasakyti, kaip tau atrodo perkūrimas? Kas tame, galbūt iš savo tos patirties kaip moterų ryšio su savimi, su gamta, gilinimuose, kas tau ateina pirmiausiai tam perkūrime? Gal tiesiog praktinius tokius 2-3 arba vieną pavyzdį, kad moteriam ir kurie mus klauso galėtų suprasti, apie ką čia kalba, vat Ieva, kai sako perkurti. Perkurti arba, sakyčiau, gal transformuoti, ar ne? Net jeigu mes jaučiam kažkokį tai jausmą, kurio nenorim jausti, ar ne, kuris dabar neskanus, nepatogus mum, ar ne, tai būtent tą akimirką jį priimti ir sutelkti dėmesį, ko aš norėčiau, ką aš norėčiau kažką kitą savo gyvenime matyti, ar ne,
bet kad ateitų kažkas naujas į tavo gyvenimą, tu turi priimti tai, ką turi ir tai transformuoti, sakyti, nes viskas yra energija, ar ne? Ir ką gal tą skausmą, liūdėsi tu jauti, ar ne? Tu tą akimirką gali taip priimti ir taip, ko aš dabar noriu? Gal aš noriu kažko naujo gyvenime, gal aš noriu pradėti tapyti, gal aš noriu pradėti dainuoti, ar ne? Nes kiekvienas dalykas, o gal šokti, o gal viską mesti ir važiuoti ar į Indiją, Afriką, ar bet kur. Bet va tą impulsą, kurį tu gali turėti tą akimirką, tiesiog nukreipti ir vizualiai įsivaizduoti, ką tu dabar norėtum, ar ne? Ir kad tai jau tas impulsas, kad tas gimimas, vis tiek jisai turi tą energiją ir kad ir iš to skausmo, ką tu turi, ar iš to gal iš viso, bet tai yra geriau turėti kažką, tai yra išjausti tą, nes kai nieko nejauti, tai niekas ir negimsta. Kaip sakyti, tai yra, nėra to judėjimo, o gyvenimas tai yra judėjimas. Tai kad ir koks tas jautimas, sakau, ar kažkoks nepasitenkinimas, ar liūdesys, ar skausmas, tai jau yra jautimas ir tai jau yra ta sėkla, kurią tu gali pasodinti į dirvą ir aišku, ją turi paskui laistyti ir prižiūrėti, kad išaugtų tas augalas ir kažkas nauja tavo gyvenime. Tai aš galvoju, taip sakyčiau, tą transformaciją. Tai ir ką yra svarbu, žinote, kad yra svarbu jausti ir išjausti, nes tai turi galią. Nuostabi žinutė iš tikrųjų, kurią mes irgi visą laiką ir norim pabrėžti, nes ir pati aš kai ėjau, tai buvo atsakymas tiesiog leisti savo jausti, va tą akimirką, kur net ir atrodė, kad jeigu aš šitai savo leisiu jausti, tą besąlyginį, beribį skausmą, ne, aš kai buvau prie sūnaus karsto, ne, ir man atrodė, jeigu aš įsileisiu tą jausmą, tai protui atrodė, kad mirsiu pati, atrodo jis nepakeliamas, bet įvyko atvirkščiai. Ir tiesiog pati tą liudijo ir kalbu ir norisi įgalinti tikrai drąsos kiekvienai įsileisti iki galo, nes kai mes ne iki galo, tai vat ir yra toksai, nevyksta ta kūryba, nevyksta tas gyvenimas, jis tarsi sustoja, apsiriboja. O jeigu aš neriu iki pat dugno, iki pat galo, iki pat pačios esmės širdies, įvyksta tas išnėrimo jausmas, tas atsipalaidavimo, kažkas, už ko yra pats gyvenimas. Nes jeigu mane spaudžia, tai aš gimstu. Ir turiu eiti tuo tuneliu, ne, į tą naują erdvę visiškai. Tai va, tai mums liko tokios kelios minutės dar pasidalinimui ir manau, kad norėčiau dar parodyti, nes savo rankose turiu įkūnytą galimybę, vieną iš būdų, nes aš pati irgi, kai kelionę šitą turėjau, netekties, buvo labai svarbu rasti formų, kaip ją keliauti. Tai va, vienas iš būdų yra rašymas. Ir čia aš pati turiu namuose tokį daiktą, kur galima su palaikymu šitos mamos, ar ne, keliauti savo jausmų kelionę, apie ką mes kalbėjom dabar. Tai ateityje tikrai turėsim galimybę ir kiekvienai įsigyti ar padovanoti šalia esančiai ir ne mamai tokią formą, kaip palaikymo formą, ženklą, kaip savo pagalbininką keliauti jausmų pasaulyje, nes ne tik jausti, bet ir išsakyti, išrašyti yra labai labai sveika ir labai gydantis procesas. Dar jaučiu, kad Vidmantė kažką junta. Ačiū labai, tikrai tas žodis sveika, mes šiandien gan dažnai paminėjimas sveikumas, tai tikrai sveikata ir sveikumas, gyjimas, jisai viskas viename ir tikrai šituo mūsų pokalbiu šiandienos, ar ne, su tuo, kas atėjo, kas gimė, galim irgi
paliudyti ir kartu pakviesti kiekvienam keliauti savo kelionėje ir stebėti tiek ženklus, tiek vidinę savo būseną, tiek savo širdies kalbą ir, aišku, ir proto kažkokį tą dalelę, o ką aš galiu, ką noriu ir kur einu. Ir taip pat labai, bent jau mano kelionė šitoje netekties temoje, po dukros mirties man labai labai padėjo ir padeda vis toliau jausti bendrystę su kitais, su kitom, kurie tą patyrė, patiria ir būti savimi ir pasakyti, kad taip, aš esu mama, aš esu moteris ir aš esu angelo mama. Tai tiek gal norėjau trumpai užbaigti, pasakyti ir padėkoti. Kiekvienai Ieva tau labai labai ir Vika, ir man pačiai, mums visom, kad esame čia ir kad kalbame, bei ateina perteikimas apie tai, ką mes kalbame. Ačiū labai. Ačiū tau, ačiū labai. Ieva, tada dar visom mamoms, ko tu palinkėtum, būtent angelo mamai iš savo pusės. Mamoms palinkėčiau tos kelionės į save, bet neužmiršti ir dalintis. Manau, apie tai ir yra angelo mama, kad prisimint, kad tu nesi viena, bet kurio gyvenimo kelionės daly prisiminti, kad ir kiti tai patiria, ir kitiem tai buvo, ir kad bendrystė tai yra jėga. Mūsų gyvenime. Ačiū labai. Ačiū labai, Ir kad labai. Tai lauksim ir iš visų mūsų bendruomenės narių pasidalinimo, kaip joms atliepia, ką jos jaučia, mato ir šitoj vizualizacijoje. Yra tik tai vienas iš įrankių būdų, kuris gali pastiprinti, pagelbėti ir paliudyti tavo istoriją. Tai lengvesnė forma, mes ieškom tų šviesių formų, nepaisant sunkių emocijų, kuriuose esam, kai tai nutinka. Tai apkabinam širdimi ir šildom, šviečiam toliau, gyvenam, vat apie tą gyvastį, tą sveikumą ir tiesiog bendrumą buvimą. Tai ačiū, kad vis daugiau žmonių prisideda, palaiko ir įgalina kiekvieną šeimą toliau tiesiog gyventi, pilnavertį, visą apimantį gyvenimą. Dėkui. Ir labai labai ačiū Jums, kad tai darote, kad einat šito keliu. Ir noriu palinkėti Jums ir toliau to įkvėpimo, bendrumo ir sėkmės Jūsų kelyje. Ačiū labai. Ačiū. Okay.